Davidas Hawkinsas. Paleidimas. Atsidavimo ir susitaikymo kelias. 15 skyrius. Proto ir kūno sąsajos. Proto įtaka. Dabar aptarsime, kaip protas veikia kūną. Kūnas išreiškia tas tendencijas, kuriomis tiki protas, ar tas tikėjimas būtų sąmoningas ar pasąmoningas. Tai yra vienas iš sąmonės dėsnių. Mūsų kūnas yra valdomas proto. Kitos jėgos, kuri valdytų mūsų kūną, nėra. Kad protas stipresnis už kūną, matome sąmonės žemėlapyje. Racionalumo, proto ir intelekto energijos lygis yra 400, o kūno geriausiu atveju tik 200. Tai yra drąsos lygis. Todėl prote saugomos nuostatos ir įsitikinimai visada darys įtaką kūnui. Mūsų polinkį priimti negatyvias mintis ir įsitikinimus lemia negatyvumo kiekis saugomas mūsų prote. Pozityvus protas atmeta mintis, kurios jam atrodo klaidingos, net jei tos mintis priimtos visoje visuomenėje. Vadinasi, ir kūnas nepatirs šių minčių įtakos. Pavyzdžiui, paplitusi nuomonė, kad šaltuoju metų laiku labai didelė tikimybė susirgti gripu. Jeigu žmogaus prote yra daug baimės ir kito negatyvumo, jis mąstys taip: aplinkui visi serga, taigi tikriausiai susirgsiu ir aš. Ir žmogus suserga. Bet jeigu žmogus bus paleidęs iš savęs negatyvumą, jis tokių minčių nepriims ir taip išvengs ligos. Tokia yra ligos kilimo dinamika. Mintis paveikia kūną. Mintis yra visai realus dalykas, turintis savo energinę struktūrą. Kuo intensyviau mes apie ką nors galvojame, tuo stipresnė darosi minties energija. Todėl susiklosto paradoksali situacija. Ligų epidemijas kartais sukelia žiniasklaida, kuri apie tai labai įtaigiai rašo. To pavyzdys yra vadinamasis kiaulių gripas. Žmonės išsigąsta ir jų baimė pritraukia kaip tik tai, ko jie bijo. Fizinį kūną gaubia energinis kūnas, kurio forma labai panaši. Būtent šis energinis kūnas kontroliuoja fizinio kūno funkcijas. Mintis ar ketinimas pirmiausiai paveikia energinį kūną, o paskui šis poveikis pereina ir į fizinį kūną. Kad protas valdo kūną, parodė ir klinikiniai tyrimai. Štai Stanfordo universiteto tyrėjai grupiai savanorių moterų pasakė, kad joms bus duotas hormoninis preparatas, kuris paankstins menstruacijų pradžią. Moterims buvo duotas placebas, tačiau 70% jų pajuto būdingus priešmenstruacinius simptomus. Kitas šių fenomeno pavyzdys yra asmenybės susiskaidimas. Anksčiau buvo manoma, kad šis psichikos sutrikimas gana retas, tačiau kai mokslininkai ėmė jį tirti detaliau, paaiškėjo, kad nuo šio negalavimo kenčia kur kas daugiau žmonių. Kas tai yra asmenybės susiskaidimas? Tie patys žmonės įvairiais gyvenimo periodais demonstruoja visiškai skirtingas fizinės charakteristikas. Pavyzdžiui, vieną dieną jų rašysena vienokia, kitą dieną kitokia. Taip pat skiriasi dominuojančios smegenų bangos, tarsena, skausmo pajautimo slenkstis, elektrinė odos varža, regėjimo aštrumas ir taip toliau. Viename žmoguje gyvena kelios asmenybės, kurios periodiškai keičia viena kitą. Tai labai įdomu. Vienai asmenybei reikia akinių, kitos regėjimas normalus. Viena asmenybė alergiška žiedadulkėms, kita ne. Fiziologinių skirtumų esama labai įvairių ir visus juos lemia protas. Tokie pat fiziologiniai pokyčiai vyksta ir per hipnozės seansus. Pavyzdžiui, hipnotizuotojas gali įteigti žmogui, kad šis yra alergiškas arba atvirkščiai ir alergija per hipnozės seansą praeina. Pavyzdžiui, hipnotizuotojas vienam pacientui įteigė, kad šis yra alergiškas rožėms ir po seanso jis ėmė čiaudėti pamatęs gydytojo priimamajame dirbtinę rožę. Kūnas iš karto sureagavo į proto signalą. Kokia yra proto prigimtis? Šį klausimą labai ilgai tyrė australų neurofiziologas Jonas Ekslas. 1963 metais už šiuos tyrimus jam buvo suteikta Nobelio premija. Ekslas iškėlė prielaidą, kad proto šaltinis nėra smegenys, kaip kad teigia mokslas. Smegenys tik atlieka radijo imtuvo vaidmenį.
Kad fizinę smegenų substanciją valdo protas, įrodė Viskonsino universiteto psichiatrijos profesorius Richardas Davidsonas. Jo tyrimų sritis buvo emocinė ir psichologinė žmogaus gerovė. Pridursiu, kad Davidsono darbą labai vertina Dalai Lama, jis nuolat kviečiamas į įvairius pasaulinius forumus. Taigi Richardas Davidsonas nustatė, kad žmonių, kurie per meditaciją susižadina tokias pozityves emocijas kaip meilė ir atjauta, suaktyvėja smegenų sritis, kurios yra atsakingos už pasitenkinimo ir laimės pojūtį. Per tokias meditacijas smegenų bangų dažnis pereina į gamą diapazoną, kuris būdingas mistiniams potyriams. Tai akivaizdžiai rodo, kad mintis daro poveikį smegenų neuroanatomijai. Įsitikinimai veikia visą kūną. Jeigu manome, kad esame alergiški tam tikroms medžiagoms, būsime alergiški. Jeigu manome, kad galime užsikrėsti, užsikrėsime. Kokios mintis bus galvoje, toks bus ir kūnas. Dar labiau minčių įtaką kūnui sustiprina stresas. Proto įtaką kūnui praktiškai patyrė žinomas amerikiečių žurnalistas ir taikos aktyvistas Normanas Kazinskas. Jis buvo įsitikinęs, kad neigiamos emocijos ir šviesios mintis gali išgydyti kūno ligas. Kai Kazinskas netikėtai sunkiai susirgo, tai buvo jungiamojo audinio liga. Gydytojai jam pasakė, kad galimybė pasveikti yra 1 iš 500. Kazinskas iš prigimties optimistas nusprendė gydyti savais metodais. Pagrindinis iš jų metodų buvo juokas. Kazinskas užsisakė seriją komedijų ir ėmė žiūrėti tuos filmus. 10 minučių audringo juoko nuslopindavo skausmą ir leisdavo man bent 2 valandas ramiai pamiegoti. Kai tik šis poveikis praeidavo, aš pažiūrėdavau dar vieną filmuką ir gaudavau dar kelias valandas ramaus miego. Taip Normanas Kazinskas savo kovą su liga aprašė knygoje Ligos anatomija paciento akimis. Taip pat Kazinskas gėrė didelės vitamino C dozes. Vitaminas C sustiprina kūną, o juokas veikia kaip negatyvių emocijų paleidimas. Juokdamasis Kazinskas paleido iš savęs negatyvių emocijų sukeltą spaudimą. Kai jis atsikratė sukaupto negatyvumo, jo kūnas pasveiko. Ligą lemiantys įsitikinimai. Atsakykite į šiuos klausimus ir pamatysite, ar jūsų mintis artina jūs prie ligos. Ar jūsų galvoje yra baimės persmelktų minčių apie galimą ligą? Ar jūs apima baimė ir jaudulys, kai žiniasklaida praneša apie naują ligą? Ar jūs domina įžymių žmonių ligų istorijos? Ar esate įsitikinę, kad aplinkoje slypi daug pavojų sveikatai? Ar esate įsitikinę, kad mūsų maiste yra daug kenksmingų priedų? Ar esate įsitikinę, kad jūsų giminę persekioja tam tikros ligos? Kai pamatote automobilio avariją, ar norite sustoti ir pažiūrėti, kas atsitiko, tačiau nedrįstate to padaryti? Ar jums patinka televizijos laidos apie ligonines? Ar jums patinka televizijos programos, kuriuose daug smurto, kovos, agresijos ir prievartos? Ar jūs persekioja kaltės jausmas? Ar dažnai pykstate? Ar esate linkę smerkti kitus žmones už jų poelgius, kurie jums atrodo nepriimtini? Ar dažnai jaučiate nepasitenkinimą? Ar būna taip, kad jaučiatės įvaryti į kampą? Ar esate įsitikinę, kad per gripo epidemiją būtinai užsikrėsite ir jūs? Ar santykiuose jums svarbiau materialūs dalykai, o ne bendravimo kokybė? Ar jaučiatės neužtikrintai net turėdami brangų draudimą? Jeigu į didesnę dalį šių klausimų atsakėte teigiamai, vadinasi, kviečiatės ligą. Jūsų mintis ir įsitikinimai kūnui daro neigiamą poveikį ir jūs tikriausiai esate tarp tų, kurie nuolatos mina gydytojų kabinetų slenksčius. Jeigu norime, kad kūnas pasikeistų ir pasveiktų, turime keisti mintis ir įsitikinimus, kurie sudaro pasąmoninių programų pagrindą. Kaip tik tos programos verčia žmonės bijoti įvairių medžiagų ir maisto produktų, kurie neva sukelia ligą. Tokių pranešimų žiniasklaidoje labai daug ir jie veikia kaip programavimo priemonė. Kuo labiau bijome, tuo jautriau reaguoja kūnas ir tuo greičiau mes pritraukiame prie savęs ligą.
Žmonės bijo įvairių cheminių substancijų, maisto produktų, bijo užteršto oro ir mikrobų, taip pat visokių išorinių stimulų ir jų baimė yra įgavusi paranojos formą. Žmonės taip pat bijo aplinkos, kad pasaulio dalis, kurios jie nebijo, tampa nepaprastai maža. Baimė sulig kiekviena diena auga ir plečiasi. Pastaruoju metu atsirado žmonių, kurie iš baimės užsikrėsti visiškai atsiriboja nuo pasaulio ir gyvena dirbtinėje izoliuotoje erdvėje. Iš tikrųjų, jie yra savo išsigandusio proto aukos. Tai gali atsitikti netgi žmonėms, kurie pasižymi išvystytų intelektu, pavyzdžiui, gydytojams. Iš pradžių jie išsigąsta žiedadulkių, nes jos gali sukelti alergiją. Tada į kenksmingų medžiagų sąrašą įtraukia naminių gyvūnų plaukus, patalynės pūkus, paskui įvairiausius maisto produktus. Jie esą gali sukelti vėžį ar kitas ligas. Sąrašas plečiasi, jame atsiranda dezodorantai ir buitinė chemija, dažai, kofeinas, virtas ir keptas maistas, cukrus, nitratai, chloruotas geriamasis vanduo, išmetamosios automobilių dujos, elektromagnetiniai virpesiai, saulės radiacija ir taip toliau ir visa kita. Pasaulyje net nelieka maisto produktų, kurį būtų galima saugiai valgyti. Viskas kenkia, viskas gali sukelti vėžį ar kokią kitą sunkią ligą. Nėra oro, kuriuo būtų galima kvėpuoti, visa atmosfera užteršta. Nėra drabužių, kuriuos būtų galima dėvėti, visi audiniai kelia alergiją. Vienintelis patiekalas, kurį galima užsisakyti restorane, yra salotos. Žinoma, daržovės turi būti gerai nuplautos ir stalo įrankius galima liesti tik su guminėmis pirštinėmis. Viskas kelia mirtiną pavojų. Tačiau iš tikrųjų pavojus kyla ne iš pasaulio, o iš negatyvių programų, kurios saugomos prote. Protas sako, kad pasaulis kelia daug pavojų ir kūnas šioms komandoms paklūsta. Alergija sukelia ne žiedadulkės, o įsitikinimas, kad taip gali ar turi atsitikti. Kai paleidžiame šiuos klaidingus įsitikinimus, kūno reakcijos liaujasi ir alergijos ar kitų patologinių būsenų nebelieka. Apie tai liudija kineziologinis raumenų testas. Kai žmogus paleidžia iš savęs įsitikinimą, kad jam kokia nors medžiaga kenkia, ta medžiaga tampa nekenksminga. Jeigu per kineziologinį testą žmogus kitoje rankoje laikys tą medžiagą, jo raumenys niekiek nesusilpnės. Kitos technikos. Taigi, įvairių negatyvių būsenų, taip pat ir streso, priežastys yra vidinės. Tai nuslopintos emocijos, kurios atspindi žemą sąmonės lygį. Kad išvengtume streso ir su juo susijusių ligų, turime keisti proto turinį ir kelti sąmonės lygį. Jeigu norime išvengti pasekmių, turime pašalinti priežastis. Tačiau šiuolaikinė medicina, taip pat ir alternatyvioji, siūlo visai kitas priemones. Štai kelios iš jų. Aromaterapija, fiziniai pratimai, akupunktūra, chiropraktika, grįžtamojo biologinio ryšio reguliavimas, sveika mityba, homeopatija, holistinė medicina, autogeninė treniruotė, masažas, atsipalaidavimo technikos, kvėpavimo pratimai. Šių metodų tikslas sušvelninti streso pasekmes, bet priežasčių jie nepaliečia. Metodai yra gana sudėtingi, reikalauja daug laiko ir neduoda greito efekto. Pavyzdžiui, mums reikia sakyti viešą kalbą ir mes labai jaudinamės, jaučiame stiprų stresą, ar laikas tada daryti masažą arba imtis kokių nors kitų išvardytų priemonių. Jos brangios, atima daug laiko ir jų poveikis dažniausiai būna tik laikinas. Tiesa, iš pradžių žmonės imasi šių praktikų su dideliu entuziazmu, bet entuziazmas greitai užgęsta, nes apčiuopiamų rezultatų pasiekti nepavyksta. Nuslopintų emocijų spaudimas tebelieka, asmenybės sąmonė nepasikeičia, gyvenimo aplinkybės lieka tokios pačios. Žmogus pasąmoningai tikisi tų pačių dalykų ir jo gyvenimas teka po senoviai. Jeigu nepakelsime sąmonės lygio, streso nepašalinsime. Geriausiu atveju tik sumažinsime jo lygį, bet problemos esmė liks nepaliesta. Polinkis į stresą niekur nedings. Iš patirties žinau, kad kur kas veiksmingesnė priemonė yra paleidimo praktika. Kai paleidžiame iš savęs sukauptas negatyvias emocijas, nelieka lėtinio streso ir jo sukeltos ligos praeina spontaniškai, kitokio gydymo dažniausiai net neprireikia.
Kartais būna taip, kad paleidę negatyvias emocijas, ligos neišsigydome, nes jos kilmė būna kita. Pavyzdžiui, susirgome dėl karminių priežasčių. Ką tada daryti? Reikia atsisakyti ketinimo pakeisti padėtį ir laukti intuityvių įžvalgų, kurios atskleis mentalinės, emocinės ir fizinės ligos priežastis bei jos prasmę. Kai visiškai susitaikome su esama padėtimi, mus apima gili ramybė.